Sveiki, Poryt LT. Norim šiandien pašnekėti apie Samsungą ir netipiškai apie flagmanus, kai mes paprastai darom su visais gamintojais. Čia yra A5, visiškai tik pagamintas Samsungo modelis, kurį Dainius testavo ir norėčiau pasiteirauti tavęs, jeigu iškyla poreikis ir noras įsigyti telefoną, kuris nekainuoja brangiai, tarp 8, galbūt 700 ir 1000 eurų, o yra vidutinės klasės, ne pigusis ten už porą šimtų, 150. O kaina apie 400 eurų, mačiau. O apie 400 eurų. Koks tavo įspūdis, pasakojant apie šitą telefoną? Aš dėl prekės ženklų, turbūt čia matyti, kurios kategorijos rinktis čia kiekvienam sprendimų daugiau klausimas, matyti, aš vis dėlto pradėčiau nuo pačio produkto apžvalgos, reiškia, kas jame yra ir kuo jis skiriasi nuo vadinamų flagmanų. Tai jeigu kas nors lygintų jį su flagmanais iš tikrųjų metų arba 2 senumo, tai atrastų, kad tai, kas anksčiau buvo būdinga flagmanam, dabar greičiausiai gali rasti čia ir nedaug kuo skirsis, galbūt išskyrus, jeigu ypač Samsungo lyginsite Note modelį, kuriame yra ir atskiros programėlės, reikia atkreipdėmėsi specialiai tam aparatui Samsung skirtos programėlės, čia jų irgi yra šioks toks kiekis, bet šiek tiek aišku mažiau, bet atkreipsiu dėmesį, kad tai, kas buvo flagmanas prieš 2 metus, iš esmės dabar, jeigu nevadinsim flagmanu, tai iš esmės gali turėti tą patį jausmą. Bent šis modelis, jisai kuo įdomus ir ypatingas, taip jisai yra pagal dabartinius parametrus, yra vidutinių parametrų, bet daugelį eilinių vartotojų, kurie ypač jeigu yra bandę senesnius modelius A5, nes A5 jau turi čia jau kelintą versiją, buvo 16 metų atnaujinimas, šitas versija vadinasi 17 metų atnaujinimas, prieš tai buvo dar vienas modelis. Tai aišku, šitas skiriasi pirmiausia tuo, kad man iš šono žiūrint pats dizaino sprendimas ir apskritai korpuso sprendimas yra labai įdomus, nes čia yra juodas variantas korpuso. Man jis pakankamai pasirodė dailus, visas ištisai atrodo tikrai toks juodas ir labai ryškiai juodas. Ir plonas labai. Plonas, bet dėl plonumo aš jau seniai turiu savo asmeninę nuomonę, kad visi šiandien aparatai, kiek yra ploni, tai tiek jie lygiai sustorėja. Todėl, kad būtent šis aparatas, jeigu ranko jauti, jis yra pakankamai slidus. Ir turbūt niekam nerekomenduočiau. Ir apsičiupinėja. Taip, matosi, kad yra pakankamai teplus, bet nerekomenduočiau dėl, kad rankose nors yra pakankamai sunkus, iš tikrųjų tvirto aparato įspūdį sudaro, bet išslysti galimybių turi labai daug, ypač jeigu nešiosite kišenėje, nes tai yra vėlgi tas 2,5, reiškiasi, užlinkimai stiklo ir tikrai rankoje pakankamai lengvai gali išslysti arba kišenėje jo labiau, tai jeigu dėsite kokį nors dėklą, jis iš karto pastorės. Tai va, tai čia, bet čia ne tik dėl šito modelio, apskritai mano pastaba, kad norėtųsi naudoti daugelį aparatų tiesiog kokie yra, bet dėja, bet šiandieną gyvenimas verčia, ypač dėl kainos, kuri susijusi su stiklų keitimais, yra pakankamai probleminis dalykas. Beje, nors tu rekomenduotum dėkliuką? Aš rekomenduoju dėklą visiems, nors vėlgi grįžtant prie šio aparato, iš karto atkreipsiu dėmesį, kad Samsungas turi ypatingą produktą, tai yra Samsung Care, galimybę turėti draudimą. Tiesa, šitame modelį, konkrečiai šitam aparate, ši funkcija neveikia, todėl kad tai yra testavimui skirtas modelis, bet šiaip tradiciškai reikia tą funkciją tiesiog aktyvuoti ir porai metų bus skirta Samsung Care programėlė, kuri reiškia, jog atsitikus nelaimėjai stiklo pakeitimas bus šiek tiek arba gerokai, vadinkim, netgi pigesnis negu kainuotų standartiškai. Atkreipsiu dėmesį turbūt į 2 dalykus, kurie mane nustebino maloniai ir 2, kurie galbūt sukėlė šiokių tokių minčių, reiškiasi apie tai, ką dar galima būtų tobulinti. Tai 2 dalykai. Tai akumuliatorius. Standartiškai mes žinom, kad akcentuojama apie kiekvieną aparatą kalbant, tai yra operatyvinė atmintis, vidinė atmintis, kiti parametrai. Aš spėju, kad čia esantys 3 GB viduje ir tegul ir ne pats pažangiausias, naujausias Snapdragono, reiškiasi, arba Exynos čipas, bet tikrai to greičio vadinamojo arba funkcionalumo pilnai pakanka. Ir ar 3 būtų, ar 2,5, ar 4, čia matyti jau priklauso ir nuo skonio daugiau dalykų, nes žaisti, manau, reikia tiesiog su testais. Šitas konkrečiai kiek turi atminties? 3 GB operatyvinės atminties ir 32 viduje, bet aš sakyčiau paprastai. Kortelę galima įdėti? Kortelę galima įdėti, aš įsidėsiu 64 GB, bet aš tik atkreipsiu dėmesį, kad tai nėra jokia nei problema, nei įspūdingi kažkokie, reiškia, veikimai, tiesiog jisai pakankamai objektyviai veikia operatyvinį. Kaip kamera? Tai va, kaip tik atkreipsiu dėmesį į tą kitą dalyką, tai skambinimo ar kitų funkcijų, kas ir daugelis Samsung yra čia tas pats, bet
Dar iš vieno privalumų sakyčiau, kad čia 16 megapikselių kamera priekį ir gale. Reiškia, ir asmenukėm, ir gale fotografuojant, man teko bandyti įvairiais režimais ir filmuoti, ir fotografuoti renginiuose, uždarose patalpose, atvirose vietose, dalį savo Facebook profilyje su pasidalinęs nuotraukų. Mane maloniai stebina tas dalykas, todėl kad iš tikrųjų šios kameros Samsungo veikia, mano giliu įsitikinimu, jeigu lyginsim ne su profesionaliais fotoaparatais, o vis dėlto su telefonais, tikrai pakankamai sėkmingai. Aš testuoju ir bandau ir kitų modelių su tais pačiais formaliais parametrais megapikselių, reiškia, aparatus, tai Samsungo tikrai veikia užtikrintai, greitai, patogiai, ir jeigu dar atsižvelgsime esančias programėlės pačios Samsungo, kurios padeda patogiai sumontuoti visus tos vaizdus, tai asmeniniam poreikiam pilnai to pakanka, net jeigu kalbėčiau apie žurnalistus, nes visą laiką galvoju apie juos, dirbant bet kokiam leidinyje, ypač internetinėme, šio telefono visiškai užtenka atlikti svarbiausiam funkcijom. Tai yra galima administruoti svetainę, galima savo socialinių tinklų profilius, galima iš karto kelti video, audio. Bandžiau gyvas transliacijas, Facebook Live transliacijas, kadangi buvo tuo metu ten geras ryšys, 4G ryšys veikė puikiai, tai viskas vyko gerai. Nebandžiau su Wi-Fi prieiga, kur nors kur silpnesnė kaip tai veiktų, bet kiek man teko bandyti aparatų, ten, kur internetas silpnesnis, rekomenduoju vietoj live transliacijų, kai kada daryti geriau įrašą. Tiesiog įrašą ir po to vėliau jį įkelti. O kaip tau atrodo, reiškia, jeigu lyginant tuos jau tikrai flagmanus, pačius geriausius ir šitą telefoną, tai apsimoka dėl tų šiek tiek apribotų funkcijų, vos apribotos tų funkcijų, šiek tiek paprastesnės kameros pagrindinės, rinktis visgi flagmaną, nes praktiškai tu permoki vos ne dvigubai, o procentiškai, jeigu ten funkcijas įvertinti, galima būtų, nors tai ne visiškai korektiška, bet, sakykime, tu gauni ten papildomai 10, gal nepilnų procentų papildomų našumo funkcijų. Tai kaip pačiam atrodo, ar yra verta tų savo dvigubos kainos pinigų, ar visgi rinktis tokį kaip A3 arba A5? Žinoma, aš pasakysiu analogiją. Imsim šitą aparatą, tu čia turi berods Samsung 7 Edge'as, tai yra jau skirtingų kategorijų gaminiai. Taip, vizualiai dar šiek tiek jie skiriasi, nors esminių skirtumų tikrai nematyčiau. Jau tokių esminių, kurie labai anksčiau išskirdavo pigesnius gaminius nuo brangesnių. Aš palyginčiau kaip su automobiliais. Pavyzdžiui, flagmaną prilyginčiau, tarkim, brangiausių modelių Ferrari ar Porsche automobiliams. Jeigu jūs planuojate važinėti Vilniaus Gedimino prospektu, kur yra greitis apribotas, ir kur yra mažai galimybių išnaudoti sportinius maksimalius apsisukimus, tai, drįsčiau pasakyti, apsimoka vieninteliu atveju, jeigu norima pasipuikuoti, reiškia, viduje jaustis gerai, kad tu turi geriausią automobilį, sportinį ir taip toliau. Bet praktiniais aspektais labai sudėtinga pasakyti scenarijų, kuriame tu jaustum didžiulius privalumus. Taip, kameros, kai darai skirtingus nuotraukas, gali jausti... Ypač tamsoj gali jausti kokybę ir jos skirtumą, bet vėlgi, atkreipsiu dėmesį, jeigu man sakytų kaip žurnalistui, reiškia, galimybės tiesiog fiksuoti, reiškia, svarbiausius įvykius, dažniausiai ten, kur tamsoj retai kada reikia, ir tamsoj aš manau, kad reikėtų galbūt ir kitų priemonių. Tai iš tikrųjų jos pilnai pakanka interneto svetainė, bet kuriai ir laikraščiui taip pat padaryti nuotraukas ir publikuoti, kad žmonėm pranešti, kas kur kada vyko. Aš nedariau nuotraukas ir stambesnių, ir smulkesnių planų, ir tikrai jos visiškai pakankamai normalios buvo. Gyvos transliacijos lygiai taip pat vyko ir tikrai nestrigo. Tai yra tie parametrai, kurie šiandien yra baziniai šitam jau modelyje, jie, vėlgi pabrėšiu, prieš metus 2 buvo flagmano. Tai jeigu neturi specialaus scenarijos, kur iš tikrųjų reikia vienu metu labai daug programėlių, su labai daug resursų naudoti, ypač žaidimus, galbūt sakyčiau, labiau ne verslo klasės klientam, nes verslo klasės klientam naudojantis Exceliniais ar Wordiniais dokumentais, jie vienodai gerai atsiverčia bet kuriam tokiam aparate. Elektroninis paštas veikia lygiai taip pat. Nematyčiau jokių didelių skirtumų praktiniam naudojime be specialiųjų scenarijų. Atkreipsiu dėmesį, flagmanas specialiesiam scenarijum, įskaitant sunkesniem žaidimam. Jau nekalbant apie ateitį, apie virtualią realybę. Jo, bet tai yra turbūt svarbus skirtumas, nes aš manau, kad nepasakysiu dalies paslapties, turbūt ir verslo žmonės, ir kurie naudoja, reiškia, pakankamai solidžius įrenginius, šiandieną laiks nuo laiko atsipūsti norėtų ir pramogaudami. Tai tie, kas galvoja apie kokybiškesnės pramogas ateičiai, turbūt gali rinktis ir prabangesnį įrenginį. Tiem, kam reikia iš tikrųjų darbinio arkliuko, solidaus, pakankamai gero, ir atkreipsiu vieną dėmesį į pliusą, kurį specialiai nepaminėjau, sakiau, dujai yra, ir antrą kaip tik dabar paminėsiu, tai vis dėlto akumuliatorius. Aš sakyčiau, kad mane maloniai nustebino tai, kad aš iš tikrųjų, naudodamas pakankamai intensyviai, nė karto per dieną jo neiškroviau.
Tai reiškia, man ryte pasikrovus pilnai aparatą, man jis visą dieną darbo atlaikydavo puikiausiai, naktį sėkmingai užmigdavo ir aš kitą dieną iki pietų naudojausi kiekvieną kartą, kiek tik tai tą dariau, kiek tų ciklų spėjau čia įkrauti. Tai su mano scenarijum pakankamai aktyviu ir mobilių duomenų naudojimu, ir elektroninio pašto, gal man čia tiesiog tai pasisekė, bet mane tai maloniai nustebino, panašu, kad sprendimai rasti, kaip optimizuoti pačio aparato veikimą. Ir kas Samsung'e buvo, manyčiau, kaip šioks toks trūkumas, tai kad kamera anksčiau būdavo išlindusi, o dabar nežiūrint to, kad kamera yra pakankamai aukštos klasės, jau jinai yra lygiai su korpusu. Taip, čia yra tas aiškus dalykas. Na, dar atkreipsiu dėmesį, kad iš tikrųjų jo yra dydis, jau kaip sakant, irgi šiais laikais visiškai normalus, tai yra, turi būti gerokai virš 5 colių. Ir jau tas irgi daro jį toj kategorijoje, kur vizualiai nelabai atskirsi nuo flagmanų. Ir ką, dar galima paminėti, matau, reiškia, kad priešingai negu iPhone'ai, Samsungas net šitą modelį neatsisakė 3,5 mm ausinės lizdo. Jau pakrovėjas ir USB kabelis, jeigu nori jungti mechaniškai su kompiuteriu, jau S-Type USB. Ir perkeltas garsiakalbis yra iš apačios į šoną. Na, iš tikrųjų, Samsung atstovai minėjo... Ne tik garsiakalbis, bet jeigu atkreipsite dėmesį į visus mygtukus, tai kairėje pusėje garsas, dešinėje pusėje jungimas, o ir 3,5 mm apačioje yra. Aš dar kartą pasakysiu savo atskirą nuomonę dėl šios jungties, tai yra tikrai didelis privalumas, todėl kad aš pats asmeniškai klausausi FM radio stočių. Ir interneto pasiekiamumas ir šiandieną tie duomenys, kurie dar Lietuvoje vis dažniausiai dar žmonėms suteikiami, ten gigabaitas, 3 gigabaitai, tai tie, kas intensyviai klausosi, reiškiasi, radio stočių, tai internetinis radijas vis dėlto ryja pakankamai mažai duomenų. O šitas jis turi FM imtuvą? FM imtuvą turi, tai užtenka paprastų ausinių. Nes flagmanuose dažniausiai jau jų nebelieka. Tai va čia dar yra tas dalykas ir aš manau, kad tai yra didžiulis privalumas kiekvienam vartotojui, kuris iš tikrųjų nori vartoti medijinius. Tai čia noriu priminti, kad tam, kad klausytis radijos, reikia įkišti vielinę ausinę. Vielinę ausinę, taip. Na ką, Samsungo atstovai dar minėjo apie tai, kad reiškia perkelimas iš dugno garsiakalbio į šoną pagerina skambėjimą ir taip toliau. Aš dėl pagerinimo skambėjimo nežinau, bet iš tikrųjų man asmeniškai, kai laikai video, va tai va, delną laikydamas, ir jeigu yra garsiakalbis šitoj vietoj, nuo delno gaunasi toks atspindys. Tai tiek gamintojas pats Samsungas, tiek jo atstovai, kurie pristatė, šito dalyko tikriausiai nežino, kad laikant į delną garsiakalbį, tu gauni papildomą rūporą ir geriau girdisi. Tai šitas perkelimas į viršų, šitą privalumą, šitokio geresnio skambėjimo sunaikina. Aišku, kad Samsungas talpindamas šitaip garsiakalbį irgi nepretenduoja į tokio garsiakalbio skambesį, kaip tą padaręs yra HTC, kurie garsiakalbius deda priekį ir stereo ir jie groja tiesiai į TV. Na ir dar porą pastabėlių, kiek čia dabar yra 6 versija Androido, kiek mačiau, jis atnaujinimas bus iki 7 versijos. Atkreipsiu dar dėmesį į vieną dalyką, kad net ir su šita versija iš tikrųjų, jis veikia pakankamai sklandžiai ir aišku, pats Samsungo, reiškiasi, įdėtas programinis pataisimas, pakoregavimas arba įvilkimas, jis yra pakankamai sėkmingas, pavyzdžiui, netgi tos pačios funkcijos, kurios susiję, reiškiasi, su nuotiniu laikrodžio rodymu, reiškiasi, arba kitos informacijos. Šitą vadinamą Always On ekranas. Jo, jisai, pirmas įspūdis, kadangi tai pakankamai ryškiai šviečia visą laiką, kad, baisu, kad truputėlį akumuliatorių stiprokai turėtų... Galiu nuraminti, nes yra neskystų kristalų ekranas, o AMOLEDinis ir užtat AMOLEDas vartoja labai mažai ir to tiesiog nepajausi, kad jisai maždaug procentų ribose tas Always On ekranas sunaudoja. Ir dar paskutinis dalykas yra taip pat ir pirštų atspaudų skaitytuvas, tikrai veikia greitai ir patogiai. Kas vidutinės klasės telefonuose, noriu pasakyti, niekada nebūdavo daroma. Kažkada nebūdavo. Tai va, tai tiek trumpai būtų ir vėl atkreipsiu dėmesį, kad ta kaina, kurią mes minėjom, iš tikrųjų, jinai turbūt vienintelis aspektas, kurį reikia vertinti, nes net ir keli šimtai eurų šiandieną yra ta suma, kur ne visiems yra maža
ir tikrai renkantis tarp B kategorijos, nevadinamų garsiųjų ženklų, bet gerų parametrų įrenginių ir tarkim, tokių įrenginių, daugam gali kilti visokių minčių, ką reikėtų išbandyti. Tai nežinau kaip dėl tų B kategorijos, bet čia yra kadangi A kategorijos gamintojas, tai mes bent jau dėl kokybės surinkimo ir veikimo su šiuo modeliu jokių problemų nebuvo. Iki kitų pasimatymų Poryt LT.